Sveiki visi, tai mane jau pristatė, aš esu Kornelija Krutulytė ir kaip atsiradau tiesiog labai trumpai moterų su negale komitete, tai aš taip pat esu moteris su negale, jau daug metų turiu fizinę negalę ir šiuo metu prisidedu prie veiklų moterų komitete. Taip pat šiuo metu mokausi doktorantūrą ir apskritai mano visos studijos ir darbas yra susijęs su negale apskritai. Ir šiandien aš noriu pristatyti labai trumpai mūsų atliktą tyrimą apie smurto artimoje patirtis, ieškant pagalbos būtent moterų su negale. Ir labai trumpai aš tiesiog norėčiau pradėti nuo to, kad čia aš tikrai visko neskaitysiu. 2020 metais daktaras Rokas Uscila iškėlė tokį kaip ir klausimą ir buvo žiūrima oficiali statistika, kad iš visų besikreipusių asmenų dėl smurto artimoje aplinkoje tik 2,7% yra žmonės su negale. Kai tuo tarpu oficiali statistika apskritai ir Europoje, ir šiuo metu jinai tokia yra nepasikeitusi, moteris su negale nuo 2 iki 5 kartų dažniau patiria smurtą artimoje aplinkoje negu moteris be negalės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pas mus oficialiai statistikoje yra registruojama tas apskritai nusikalstama veika, kur yra susijusi su smurto artimoje aplinkoje, kas liečia asmenis su negale, yra labai latentiška. Jeigu kalbėti apie statistiką apskritai, ir čia tiesiog trumpai iš bendros, nes esu teisininkė, iš bendros statistikos, kriminologijos, seksualiniai nusikaltimai, jeigu bendrai latentiškumas, tiek kiek mes nežinom nusikaltimų, gali būti 90%, tai jeigu mes kalbam apie seksualinius nusikaltimus, latentiškumas bus 99%. Tai reiškia, apie tiek yra nepranešama dėl tam tikrų priežasčių. Ir 2021 metais Lietuvos negalės organizacijų forumas nusprendė atlikti savo pirmą tyrimą. Tai aš labai trumpai tiesiog papasakosiu, ką atradom su tuo tyrimu. Ir pats pirmas dalykas, ką radom ir atradom, tai mes tyrinėjom, iš ko dažniausiai moterys su negale patiria smurtą ir ar jos kreipiasi pagalbos ir jeigu kreipiasi, tai kokios pagalbos jis ieško. Tai manau, nieko nenustebins ta tokia statistika, maždaug apie pusę moterų patiria smurtą iš savo sugyventinio arba sutuoktinio ir taip pat trečdalis patiria iš savo įtėvių, tėvų ir globėjų. Ką reiškia įtėviai, tėvai ir globėjai? Tai aišku yra specifiškai susijęs su negale, todėl kad jeigu įsivaizduosim pavyzdžiui moterį, kuri turi intelekto negalę, jos artimieji gali kreiptis į teismą ir pripažinti ją neveiksnia tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, sunkiai tvarkosi su finansais, kreipiasi ir jie tampa oficialiais globėjais. Ir todėl, gyvenant su globėju atsiranda tam tikras, tas irgi priklausomybė vienas nuo kito, nes jais rūpinasi, juos globoja artimieji. Tai iš tiesų, tai kaip ir minėjau, trečdalis patyrė smurtą iš globėjų, tėvų ir įtėvių. Maždaug trečdalis apskritai nesikreipė į policiją ir kreipėsi iš mūsų tuo metu tirtų, tai buvo kiekybinis tyrimas, apie 150 moterų su negale visoje Lietuvoje buvo apklausta ir tik apie 20% vis dėlto kreipėsi į policiją ir praneša. Bet čia, būtent jau pačių kreipimosi mes neskaičiavom, kiek jau konkrečiai patenka į patį teismą. Ir 23 metais buvo tikslas ištirti būtent kokios jų yra tos pagalbos paieškos, bet matyt, aš labiau šiandien norėčiau kalbėti ir papasakoti apie tai, apie ką dažnai mes vis dėlto skiriame dar vieną smurto rūšį, tai yra konkrečiai susijusi su negale ir ką patiria, kodėl būtent mes išskiriam moteris su negale bendroje smurto artimoje aplinkoje kontekste, nes jos patiria tam tikrą specifinę smurto rūšį susijusi su jo negale ir šiek tiek vėliau papasakosiu plačiau. Tai mes apklausim, kadangi tai yra jau kokybinis tyrimas, 15 moterų, jos turėjo įvairias negales ir iš įvairių vietų Lietuvos, todėl kad suprantame, kad Vilniui bus vienokia statistika, mažesniam miesteliui bus kitokia statistika. Kodėl labai svarbu apklausti skirtingą negalę turinčias moteris, nes, galite įsivaizduoti, jeigu moteris, kuri, pavyzdžiui, patyrė smurtą artimoje aplinkoje, jinai turi klausos negalę, jai reikia gestų kalbos vertėjo. Ir jos jau poreikiai gauti pagalbą bus kitokie nei, pavyzdžiui, intelekto negalę turinčios moters.
Ir vidurkis 37 metai ir įvairaus išsilavinimo, dirbančios, nedirbančios, santykiuose, nesantykiuose esančios moteris su negale. Ir pirmas dalykas, su kuriuo mes iš tiesų susidūrėme, tai buvo, kad moteris neatpažįsta smurto. Ir aš kalbėjausi su 2 tyrimo dalyvėmis, tai viena moteris sakė, kad jos visi artimieji yra užsienyje, jinai yra kitos tautybės, tačiau gyvena Lietuvoje ir jai atrodė, kad jinai pati yra kalta dėl to smurto, kuris atsitinka ir jinai tiesiog priėmė tai kaip normą. Ir vienas dalykas, kai aš su ja šnekėjausi, kas vis dėlto jau paskatino suprast, kad tai yra smurtas, tai buvo tas atvejis, kai vienas jos sugyventinis ją bandė uždusinti ir jeigu nebūtų pro šalį ėjęs pareigūnas, tikriausiai būtų pasibaigę mirtimi. Tai jau tada suprato, kad tai vis dėlto yra smurtas. Su kita moterim, su kuria kalbėjomės, turi judėjimo negalę ir iš tiesų, kai mes irgi klausime, kada jinai suprato, kad tai yra smurtas, jinai sako, ilgą laiką aš to nesupratau, nes man atrodė, kad tai yra normalu, kad mes aiškiname santykius, kad čia visi taip gyvena ir ir ką man gali padėti policija, pavyzdžiui, jeigu jie pasakys, tai negyvenk su tuo vyru ir kad tai yra normalu šitai paaiškinti santykius. Ir ką mes pamatėme, kad iš tiesų yra tos įvairios priklausomybės nuo smurtautojo, fizinė, ekonominė, bet iš tiesų labai moterų su negale priklausomybė susideda dar iš jų individualių poreikių, kuriuos lemia negale. Ir jinai tada yra gąsdinama smurtautojo, kad tu be manęs neišgyvensi, tu viena nesusitvarkysi ir manipuliuojama pagalbos neteikimu moterims su negale. Tai jau kolegė trumpai užsiminė, tai vienas iš tokių pavyzdžių, moteris, mano kalbint, irgi judėjo neįgaliojo vežimėliu, tai jos partneris vežimėlį išvežė į kitą kambarį, ar net nepamenu, ar dar tam pačiam kambarį tiesiog toliau, kur jinai negali pasiekti, paliko ją ant lovos, paliko maisto, televizoriaus pultelį, telefoną žinoma paėmė, kad jinai negalėtų gauti pagalbos jokios ir jinai į tualetą galėdavo nueiti tik tada, kai jis grįždavo namo. Ir vieną kartą tai tęsiasi 3 paras. Tai tai yra specifinė smurto, kaip ir rūšis, skirčiau vis dėlto, kuri yra susijusi su konkrečiai su negale. Tai gali būti ir vaistų, pavyzdžiui, nedavimas. Ir, pavyzdžiui, irgi viena moteris dalinosi, kad kas smurtautojas kaip manipuliavo, kas be manęs tau padės pasikeisti pampers ar panašiai. Ir tai iš tiesų skatina, viena iš priežasčių, kurią skatina moteris su negale nesikreipti pagalbos. Ir čia irgi aš tą, ką jau ir minėjau, kad jie dažnai smurtautojai, jeigu tai yra, kaip pavyzdys, tais 2 atvejais tai buvo sugyventiniai, jie yra dažniausiai tos gyvybiškai svarbių funkcijų palaikytojai, padėjėjai. Ir iš tiesų tai ir būtent tai, kad jos negauna tos pagalbos, kurią gauna iš partnerio, pavyzdžiui, jisai ten padeda apsitvarkyti buities reikalus, jeigu judi neįgaliojo vežimėlį pakeista minėta, pavyzdžiui, pampersą, jeigu jos negauna tos individualios pagalbos ir trūksta tų bendruomeninių paslaugų ir jos yra neprieinamos, tai žinoma didina riziką patirti smurto artimoje aplinkoje moterims su negale. Ir iš tiesų priežastis, dėl ko jos nesikreipia, tai jau mano minėtos, kad moteris neatpažįsta, kad tai yra smurtas, dažniausiai psichologinio, ekonominio smurto ir prievartinę kontrolę. Ir taip pat dažnai reikia pagalbos iš išorės tam, kad jos apskritai įvardintų, kad tai yra smurtas artimoje aplinkoje. Bet kas mane nustebino, aš aišku, iš 15 žmonių apklausiau, tyriau, kalbėjau su 2 respondentėm, tai aš negaliu sakyti, kad tai yra jau kažkokia tendencija, bet kai mes detalizavom, tai moteris ir įvardino šiaip tai, kad buvo ekonominis smurtas, buvo su negale susijęs smurtas, o kai aš pasitiksnau, ar buvo seksualinis smurtas, sako, tai jo, tai žinoma buvo. Ir mane labai nustebino tai, kad jos net nemanė, kad tai yra svarbu įvardinti. Tas iš tiesų nustebino, galbūt tai tiesiog net nepaminėjo tam bendram kontekste. Ko matyti tikėčiausi labiau, kad gal ekonominio, pavyzdžiui, smurto net skirs ir neįvardins. Ir
Čia iš tiesų dėl kreipimosi į teisėsaugą, čia yra vienas iš tokių ryškesnių galbūt šito tyrimo aspektų, kad moteris pasakojo, jog ji vis dėlto ryžosi, nuėjo į policiją ir jos klausė kiekvieną kartą, ar ji turi įrodymų, ar turi įrodymų. Jis iš tiesų išėjo jau laikydamasi, apsiverkė, išėjo laikydamasi prie sienų, 2 paras vėmė ir vis bijojo, kas 10 minučių vėmė ir vis bijojo, kad būtent smurtautojas sugrįž. Tai taip pat tokios patirtis tikrai neskatina kreiptis pagalbos. Ir iš tiesų to apibendrinimo aš paliksiu nuorodą į šitą tyrimą. Čia yra tik tai kelios tokios pastabos, kad mes vis dėlto pastebim koreliaciją tarp lyties ir negalios, kad yra ta sankirta, kad nes tai jau tarsi 2 diskriminaciniai pagrindai, ne vien tik tai lytis, bet ir turima negalia. Ir tai sukuria terpę smurtui artimoje aplinkoje ir netgi tai, kad nukentėjusios nesikreipia laiku arba apskritai nesikreipia pagalbos. Ir iš tiesų tų išvadų galima, irgi jų yra žymiai daugiau ir apie jas galima daug kalbėti, bet mes vis dėlto matome tam tikras problemas, pavyzdžiui, fizinės. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip reikėtų suteikti pagalbą moteriai, kurios globėjas smurtauja prieš ją. Ką reiškia globėjas, kaip minėtas, žmogus, kuris ją rūpinasi ir tarkim, jai yra taikoma slauga, jinai yra slaugoma namuose, vadinasi, jinai niekur neišeina, ją slaugo jos globėjas, kuris prieš ją ir smurtauja. Tai iš tiesų yra labai didelė problematinė sritis čia ir lygiai taip pat yra problema, todėl kad realiai globėjas gali būti keičiamas tik teismo sprendimu. Tai jeigu globėjas smurtauja, tai dar apsaugoti tą moterį ir pasiimti ją ar ne, tai yra irgi teisinis kliūtis. Informacinės kliūtis, kas irgi nustebino, kai kalbėjau su moterimis, kad jos sako, jom tos informacijos yra, galėtų būti netgi, atrodo, technologijų amžiai. Lankstinukai, pavyzdžiui, gydymo įstaigoje, ten, kur jos bent jau ateina. Ir žinoma, taip pat vienas dalykas, ką mes teikiam rekomendacijas, kad, pavyzdžiui, moteriai, kaip jau minėjau, klausos negalė, reikia gestų kalbos vertėjo, moteriai, kuri, pavyzdžiui, turi intelekto negalę, reikalinga lengvai suprantama kalba, tai reiškia, kad tiesiog tekstas yra perfrazuotas paprastai, suprantamai jai ir jinai tikrai gali tą informaciją suprasti. Tai vat yra dar labai daug niuansų priklausomai nuo tam tikros turimos negalės ir kaip teikti tokią pagalbą. Tai iš tiesų labai svarbu, kad moteris sulauktų tos individualios pagalbos, kad būtų atvejo vadyba, tai iš esmės socialinės paslaugos teikiamos moterims su negale, nes tai įgalins jas būti savarankiškom. Ir, pavyzdžiui, mes klausime, kokių jums paslaugų trūksta, tai, pavyzdžiui, pirmam tyrime jos ir šitam tyrime bent jau vienas sakė, kad taip, tos teisinės pagalbos psichologinės yra daug, bet man reikia, pavyzdžiui, palydėjimo. 21 metų, kad trūksta kompleksinės pagalbos parodė. Ir netgi, pavyzdžiui, asmeninis asistentas tikrai padėtų moteris įgalinti, tapti savarankiškesnėm ir tai ne tik, kad gali užkirsti kelią smurto atsiradimui, bet net jį ir sustabdyti. Ir jau tik tada, kai yra moteris įgalinta, jinai yra savarankiška, nepriklausoma savo smurtautojo, jinai gali naudotis ir kitom priemonėm, kurios padeda išvengti smurto artimoje aplinkoje. Ir žinoma, dar vienas dalykas, tai yra svarbus reguliarūs, kokybiški mokymai. Taip pat šiuo metu yra ir finansuojama gausiai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pusės bendradarbiavimas su SKPC centrais, tai centrai, kurie teikia pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Ir daug kreipiasi tikrai mūsų ir mes aiškinam, kaip galima padėti ir kaip išspręsti situaciją, kaip minėta, tokiuose sudėtingose atvejuose, kai asmuo, pavyzdžiui, kad ir intelekto negalia, gali būti kompleksinė negalia, tai intelekto negalia plus fizinė negalia ir tarkim jis yra slaugomas namie ir neišeina į dienos centrą. Tai vat kaip suteikti pagalbą tokiam žmogui, kaip iki jo prisibelst, kaip ateiti, kaip pamatyti ir būtent mes sakom, kad labai reikalingas, pavyzdžiui, kodėl globėjas, tai jokių būdų nėra pateisimas kažkas, kodėl globėjai, pavyzdžiui, smurtauja, nes jeigu jie visą dieną tik rūpinasi tuo žmogum, ar ne, nėra jokio galimybės gauti socialinių paslaugų, atsikvėpti, tai jie užsipuola, tarkim, lengviausiai pažeidžiamiausią grupę, tarkim, žmogus su intelekto negale, kurį jie globoja. Tai dabar, jeigu, pavyzdžiui, gauna žmogus, tai tik tai
prieš kokius, bijau sumeluoti, 7 metus atsirado paslauga, vadinamasis laikinas atokvėpis, kuomet, pavyzdžiui, kadangi daug dirbu su intelekto negale, tai šitas pavyzdys, pavyzdžiui, mama nuo gimimo globoja vaiką su sunkia negale. Ir įsivaizduokit, jeigu jai reikia išvažiuoti, nežinau, sanatorinį gydymą, mėnesio operaciją, po kurios jinai sveiks. Anksčiau nebūdavo kur galimybė palikti savo suaugusį pilnametį vaiką ir jinai negalėdavo pasidaryti operacijos, nes, jai nėra kam palikti slaugai, prižiūrėjimui. Tai dabar yra tokia laikino atokvėpio paslauga, kai galima palikti iki 30 dienų per metus ir jis yra, tas žmogus yra prižiūrimas, jo yra rūpinamasi ir iš tiesų tai yra netgi galimybė iš esmės mamai, nes dažniausiai būna mamos, pailsėti nuo tos priežiūros, nuo to slaugimo. Tai būtent, kaip ir minėjau, tai čia pats svarbiausias dalykas, kad kai moteris su negale tampa savarankiška, kai mes jį įgalinam, kai teikiam paslaugas, kai lankomės tose šeimose, kur yra, pavyzdžiui, asmenys slaugomi su negale, tai mažina riziką smurto artimoje aplinkoje, užkerta kelią arba net jį pabaigia. Tai būtų tiek, o visą tyrimą rasite nuorodoje į Lietuvos negalios organizacijų forumo. Tai ačiū. Tiesiog įdomu, gal kažkiek domėtis būtent dėl to seksualinio smurto neišskyrimo. Bet būtent kodėl, gal žinau, jisai nėra išskiriamas, ar tada šalia visų kitų smurto rūšių jisai kaip ir nublanksta, nes ekonominis smurtas tuo atveju atrodo svarbiau, ar moteris mano, kad nebus atkreipiama į dėmesį ir kokia galėtų būti priežastis. Iš tiesų labai sudėtingai vardinti kažkas priežastis, kodėl jos, bet vėlgi tai nėra tendencija, tai yra dvi tiesiog moteris, su kuriuom aš kalbėjau ir viena ir kita pamiršo paminėti. Mane tai iš tiesų, pavyzdžiui, stebina, bet aš taip galvoju iš teisinės pusės, kadangi tai tikriausiai yra pakankamai sudėtinga, nesu baudžiamos teisės specialistė, bet tai iš tiesų pakankamai sunkiai įrodoma. Ir apskritai, kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie intelekto negalę. Merginom su intelekto negale taip pat reikalingi mokymai, kas yra seksualinis smurtas ir kur jau galima, kur ne. Mes neturim iš tiesų statistikos, bet jos dažnai, pavyzdžiui, moteris su intelekto negale tampa prekybos žmonėmis aukos. Dirba kaip prostitutės ir panašiai. Tai iš tiesų yra atveju, kad reikia aiškinti, reikia specialistų ir dabar vis dėlto po truputį, tik labai lėtai atsiranda mokymai, pavyzdžiui, moterim su intelekto negale apie tai, kas yra seksualinis smurtas ir kas yra nederamas elgesys su ja. Ir dar vienas dalykas, ką aš noriu paminėti, ir tikrai aš labai kritikuoju Lietuvą už tai, ką mes turim, moteris, kurios yra teismo pripažinta neveiksniomis, tai moteris teismo pripažintos neveiksniomis, apskritai ir vyrai, ir moteris, čia neišskiriant lyties, jie pripažįstami neveiksniais dažnai dėl to, kad turi psichosocialinę negalę arba intelekto negalę. Vadinasi, jie turi tam tikrą F kodą pagal medicininius dokumentus. Jie yra pripažįstami neveiksniais ir jeigu norit pažiūrėti, tai civilinėme kodekse 2 knygos 25 straipsnį yra įtvirtinta, kad globėjas gali kreiptis į teismą su prašymu išduoti leidimą tokį žmogų sterilizuoti ir kastruoti. Tai mes vis dar tai turim. Nežinau, aš užsiklaususi su nacionalinės teismų administracijos, kiek tokių leidimų yra išduodama per metus, oficialios statistikos nepateikė, jie nerenka apie tai duomenų. Tai, bet mes vis dar turim tą normą. Tai, nežinau, man atrodo, kad tai nėra normalu, tai tokią dar berods Latvija turi, iš tiesų nedaug ES šalių. Ir apskritai sterilizuoti tik dėl to, kad psichosocialinė ir intelekto negalia, tai toks išskirimas mano galva labai labai stipriai kvestionuotinas dalykas. Taip, yra ten būtinumo atvejai, bet tai nepriklausomai nuo ar tu turi ar neturi negalę, tam pačiam civiliniam kodekse, tam pačiam straipsnį tvirtina, kad bet kurį, ten, pavyzdžiui, gimdymas, kraujavimas prasideda ir reikia ten pašalinti gimdą ir panašiai, tai yra leidimas, bet dar atskirai išskiriami žmonės, kurie yra teismo pripažinti neveiksniais. Tai manau, tai yra labai sudėtingi atvejai ir sakykime, toks labai smarkus atsilikimas nuo žmogaus teisių tendencijų Europoje.